pagaliau tie modernų žmonėsgi viską gali rasti internete ir ko gero tokia laida labai sėkmingai galėtų startuoti bet kuriame internetinėme portale. Jūs labai palėtėt gerą klausimą. Mano svajonė buvo, kai Lrytas LT video skyrių įkūrėm, aš norėjau iškart paleisti diktorių, kuris skaitytų žinias, ir taip pat žmogų, kuris, tarkim, įvyko, nežinau, prezidentė perskaitė metinį pranešimą, ar ten Seime koalicija skilo, tu pasisodini žmogų ir kalbėsi. Pasirodo, mūsų įstatymai yra tokie kvaili, kad iškart naujienų portalą prilygintų televizijai ir iš to seka visi kiti apribojimai. Tai progresą iš esmės stabdo šitas vienas įstatymas. Austrijoje, galiu pasakyti, mano svajonė Austrijoje yra grupė, kur yra dienraštis, jis rašo tik apie tai, kas bus rytoj. Yra naujienų portalas, kuris rašo tai, kas vyksta dabar. Ir tame naujienų portale yra langas televizijos, kur diktorius 24 valandas skaito vis atsinaujinančias žinias ir už jo nugaros eina, kaip ir tikroji žinių laidoje per televiziją, vaizdai. Tai Lietuvoje tokio projekto nepadarysi dėl įstatymų. O tai manau, kad Austrija pradėjo, tai man regis prieš 6 ar 7 metus ir puikiai tas projektas gyvuoja. O čia įstatymas, kuris čia dėl reklamos atsiranda? Ten dėl reklamos ir dar kai kurie kiti dalykai yra. Įdomus aspektas. O dabar man toks įdomus dalykas, vis dėlto vis tiek daugelis mano pašnekovų sako, kad televizija keliasi į internetą. Daugiau ar mažiau jinai vis tiek ten perina. Netgi tos tradicinės televizijos, ypatingai šį sezoną, labai ėmė reklamuoti, kad jos yra internete. Ir kai kurie, pavyzdžiui, serialai ir laidos tikrai yra žiūrimos tik internete labai dažnai. Tai kokia ta ateitis, tarkim, po 10 metų? 15 minučių gal irgi. Jeigu Dievas duotų žmogui numatyti ateities galimybę, turbūt žmogus aptingtų ir jis, žinodamas, kas įvyks, nieko nedarytų. Man atrodo, kad mes esame labai didelių pokyčių prieangyje ir mes patys negalim nujausti, kokie jie bus. Bet kad jie vyksta, tai ką aš matau? Žiniasklaida įsileidžia vis daugiau mėgėjų. Ta prasme, profesionalai yra stumiami mėgėjų, todėl kad fotografiją iš avarijos vietos padaro pro šalį važiavęs žmogus, jis praneša ir kas ten įvyko, jis gali vaizdą atsiųsti, tu turi jau video ir, nei operatoriaus reikia, nei reporterių reikia, nei montuotojų reikia, viskas eina tiesiai. Tai antras dalykas, spaudimą didelį daro socialiniai tinklai, kaip Facebook arba tokios paieškos sistemos kaip Google. Gamintojas, informacija kainuoja brangiai, gamintojas tampa kraštinis šitoje vietoje. Amerikoje neseniai tyrimas paskelbtas, 7 milijonai dolerių buvę spaudoje. Į internetą persikėlė iš jų tik 1 milijonas. Reiškia, dingo 6 milijonai pakeliui dolerių, bet jie nedingo iš reklamos rinkos. Jie persikėlė į Facebooką, į Google, į telefonų kompanijos, kitaip sakant, jos copy-pastina mūsų turinį, nieko už tai nemoka ir deda šalia savo reklamą ir uždirba milijardus. Iš ko išgyvent gamintojai? Čia yra ta pati problema kyla muzikos grupėms, kinų, vaidybinių kinų filmų kūrėjams, visiems, kurie kūrė kažką. Tai, kaip sakant, kūryba gali tapti laisvalaikio užsiėmimu, inžinierių, bankininkų ir taip toliau. Aš čia palyginčiau situaciją su dabartinė žiniasklaidos situacija su žmogaus, kuris serga vėžiu situacija, bet ne iš žmogaus pozicijų, o iš vėžio pozicijų. Reiškia, kai žmogus nuo vėžio miršta, tai kartu su žmogum miršta ir vėžys. Tai kas bus, kai gamintojas numirs? Aišku, didieji figurantai, Google'as, Facebook'as, Twitter'is už tuos milijardus gali pasigaminti informacijos tiek, kiek reikia. Kaip bus Lietuvoje, kur yra 3 milijonai, tarkim, jau dabar laikraščiai yra nepelningi, portalai pelningi, turbūt yra 2. Televizijos 2 pelningos ir taip toliau, visi kiti leidžia kažkieno tai
pinigus. Tai Lietuvoje gali būti taip, kad nei Google'as gamins lietuviškai, nei Facebook'as gamins lietuviškai. Lietuvoje gali būti paprastas dalykas. Mes sugrįšim prie to, su kuo mano karta kovojo, su valstybės žiniasklaidos monopoliu. Vienintelė valstybė galės sukurti, pagaminti informacijos, duoti tam pinigų. Bet tada ateinam prie kokio taško. Tada kitas klausimas yra, kada po to bus diktatūra. Tai čia yra mano toks pesimistinis matymas. Dažniausiai gyvenime nugali nei pesimistinis, nei optimistinis, kažkas per vidurį. Tai grįždamas apibendrinti galiu taip, esam didelių pokyčių prieangyje ir dar mano karta juos pamatys. O jaunimui, kuris eina į žurnalistiką, mokosi, daugam gali tekti persikvalifikuoti. Viena yra, aišku, žurnalistų skaičiaus reikės vis mažiau ir mažiau.